Ir aš atsimenu labai aiškiai, aš angliškai sušukau, vienas vairuodamas, sušukau, o Holy Spirit, o šventoji dvasia. Ir kai aš tą sušukau, aš pajutau, kad mane lyg aš būčiau prisilietęs neizoliuotus elektros laidus, mane taip nukratė, nupurtė visą. Ir iš karto praėjo tas mieguistumas, nuovargis ir aš pradėjau garsiai mašinoj vėl Dievą garbinti. Garbinu tave, dėkoju tau ir šaukiu, žinai, jau žiūriu virš greičio ribos, vairuoju. Gerai, kad policija nesustabdė ir pravažiavau ir tą jau kavos puoduko nebereikėjo nieko. Ir taip toliau ir garbindamas Dievą važiavau, aš nežinau, ar jūs esat girdėję apie tokią, galbūt kiti labai kritiškai žiūri. Viena šventosios dvasios dovanų yra kalbų dovana. Ir aš pajutau, garbindamas Dievą lietuviškai, ir angliškai, aš maišiau ir tą, ir staiga kažkaip širdyje tiek yra norų, ką nors dar daugiau išreikšti, aš pajutau, kad aš kalbu, žodžiai išeina ir aš jų nesuprantu, ką kalbu. Tai yra vadinamoji kalbų dovana, apie kurią aš nieko nebuvau girdėjęs, bet tik tais pajutau, kad eina tik tiesiai iš širdies ir neužtenka žodžių, kad aš galėčiau išreikšti. Ir parvažiavau namo, savo žmonai papasakojau viską. Ir jį išklausė, sako, tai dar vieną pasakėlę sugalvoju, ne? Kadangi jį tų pasakėlių girdėdavo, aš visada meluodavau ir visai ten viską pateisindavau savo nuodėmingą gyvenimą. Bet ačiū Dievui, paskui po kokių 4 mėnesių ir jį kitaip išgyveno, tai mes abudu jau buvom kartu. Pirmas yra sutvėrimas, kada Dievas sutvėrė pasaulį žmogų. Antras yra įsikūnijimas, kada pats Dievas atėjo į šią žemę, atsiųsdamas savo sūnų Jėzų, kad mes nepražūtume. Trečias svarbiausias visos žmonijos istorijoje įvykis yra prisikėlimas, kada Jėzus prisikėlė. Ir ketvirtas yra šventosios dvasios atsiuntimas, kada Dievas atėjo ir Dievas atsiuntė šventą dvasią, kuri gyvena mumyse. Ir taip, kad ta šventoji dvasia yra tokia dovana, kurią mes gavome per krikštą, bet nieko kūdikis nežino. Toliau, kada per sutvirtinimą arba dermalonę, aš nežinau, kaip Lietuvoje kokį žodį vartoja, yra sąmoningas šventosios dvasios pajautimas. Bet labai retas, kas iš mūsų tą pajunta. Reikia pajusti kada nors savo gyvenime. Aš tą pajutau, būdamas 47 metų jau. Prasidėjo mano naujas gyvenimas, ir kuris, kai šventoji dvasia ką paliečia, jį perkeičia. Ir ta šventoji dvasia sekminis yra lyg teleskopas. Jeigu paimi teleskopą, žiūri į žvaigždės, tos žvaigždės priartėja. Taip pat ir šventoji dvasia priartina mums Dievo tėvo meilę, priartina mums Jėzų ir pakeičia mūsų gyvenimą. Aš žinau, pakeitė mano gyvenimą, mano santykius su mano žmona, su vaikais, mano darbovietėje, viską pakeičia. Ir taip pat šventoji dvasia ne tik džiaugsmą teikia, bet ir parodo mūsų nuodėmingumą. Taip, kad mes turime atliepti tą šventoji dvasia ir lieja malonės į mūsų širdį. Žinot, Izraelyje yra Jordano upė. Ir ta Jordano upė teikia vandenį 2 ežeram. Vienas ežeras yra negyvoji jūra. Vanduo įteka ir niekur neišteka. Lieka. Ir ta negyvoji jūra yra negyva. Aš esu buvęs ten ir gulėjau ant viršaus ir neskendau. Kitas ežeras, kur Jordano upė teikia vandenį, yra Galilėjos ežeras. Ir tame Galilėjos ežere vanduo įteka ir išteka. Ir jis yra žuvingiausias ežeras visame pasaulyje. Begalis žuvų. Taip ir mums ta šventoji dvasia, ta Dievo meilė, kuri įteka į mus,
mes negalim savyje laikyti, užkonservuoti, lyg padėti į kokią dėžutę. Mes turim dalintis su kitais ir kaip mes galim dalintis įvairiais būdais. Aš ką tik perskaičiau tą raštelį, kaip mes galime dalintis. Padėti kitam, atnešti kėdę, nusišypsoti arba gerą žodį pasakyti. Tai ta, kad mes nepamirštume ir galėtume naudotis tą dovaną. Kadangi dovaną, kai gauni, gali, jeigu padėsi kur nors į lentyną ar į stalčių, tai gali būti 10, 20, 50 metų, ji nieko nereiškia. Bet svarbu, kad mes naudotumėmės ir žinotume. Ir dabar, kada po sekminių, tas iš viso bažnyčioje ir dabar nuostabus laikotarpis, šventėme švenčiausios trejybės šventė praeitą sekmadienį. Kas ta trejybė? Dievas, tėvas virš visko. Jėzus Kristus šalia mūsų. O šventoji dvasia kur? Mumyse. Apaštalas Paulius sakė, jūs esate Dievo buveinė, jūs esate šventosios dvasios buveinė. Jumyse gyvena šventoji dvasia. Ir kad mes tą žinotume, kaip Dievo vaikai, mes esame Dievo tėvo vaikai. Jono Evangelijoje 1 skyriuje yra parašyta, visiems, kurie jį priėmė, kurie Jėzų priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais. Ir aš noriu, kad jūs visi pakartotumėte tą, ką aš sakau, bet su grynu tikėjimu, kad nebūtų tik tušti žodžiai. Aš esu Dievo vaikas. Aš esu šventosios dvasios buveinė. Ta pati šventoji dvasia, kuri prikėlė Jėzų iš numirusių, gyvena manyje. Dvasia, kuri prikėlė Jėzų iš numirusių, gyvena manyje. Ir galėtume kiekvieną rytą prieš pradedant dieną kartoti garsiai ir žinoti, kad tai yra tiesa. Ir kai mes taip apsidraudžiam, aš tą kalbu kas rytą ir aš įsivaizduoju, kad jeigu tą dieną ateitų kokie gundimai, šėtonas norėtų persekioti, jis sako, aš jau to žmogaus negaliu paliesti, jis yra apsidraudęs. Taip kaip man prisimena, kaip per karo metu, jeigu kareivis įlipa į bunkerį, kur yra siena arba cementinis, jis gali mesti granatą, to žmogaus ten nepaliečia. Taip ir mes, kaip esame apsidraudę, o panašia tokia malda, šėtonas velnias sako, aš šitos mergaitės ar to berniuko ar to žmogaus neliesiu. Jis žino, kur jis yra ir tuo mes apsidraudame ir tai mums padeda mūsų gyvenime. Taip, kad šventoji dvasia padeda kiekvienoje gyvenimo situacijoje. Ir aišku, tie sunkumai, kai aš sakau, aš pajutau tą prieš 40 metų, bet tie 40 metų gyvenimas nebuvo rožėmis klotas, buvo įvairių sunkumų. Bet per tos sunkumus yra daug lengviau pereiti. Žinot, 23 psalmė yra eilutė. Nors ir slėnių tamsiausių aš keliausiu, aš nieko nebijosiu, nes aš žinau, kad tu drauge su manim būsi. Ir jis būna kartu. O tų slėnių, tų sunkumų visiems reikia pernešti. Ypatingai dabar Lietuvoje, ne tik Lietuvoje, bet ir visur. Aš žinau, ir Kanadoje, ir Amerikoje yra sunkumai. Yra ne tik tais materialinė krizė, finansinė krizė, bet yra ir dvasinė krizė. Ir per tos sunkumus pereiti mes turim atsiminti, kad jis eina šalia, bet tie slėniai yra neišvengiami. Kartais mes patenkame į slėnį dėl savo nuodėmingų gyvenimų. Nusisukam, einam ten, kur mums atrodo, kad ten geriau, džiaugiamės su šio pasaulio linksmybėmis ir patenkame į tą slėnį. Kartais patenkame į slėnį dėl įvairių aplinkybių, pavyzdžiui, atleidžia iš darbo, arba kas nors kokie sunkumai, pabrangsta viskas.
ir einam per tos sunkumus, neturim pinigų net duonai nusipirkti. Arba būna atveju, kada pats tėvas kartais mus veda į tą slėnį. Mes nežinome kodėl. Galbūt jis nori mūsų tikėjimą patikrinti, mūsų pasitikėjimą patikrinti, ar mes jo pasitikime ir turime eiti į tą slėnį. Žinot tą vietą, kada Jėzus pasiėmė du apaštalus Petrą ir Joną, užlipo ant Taboro kalno, jis atsivertė ir tie apaštalai Petras sako, viešpatie, čia mums gera, pasistatykim, aš pastatysiu palapines ir čia mes būsim. Bet Jėzus sako, einam žemyn ir vėl į tą slėnį. Galbūt ten net plakatą padarė, stovyklauti draudžiama. Taip, kad per tos slėnius mes eisim, bet žinokim, kad mes nesam vieni. Ir aš to jums linkiu ir dėkoju Dievui, kad aš čia galėjau nieko ypatingo nepasakyti, bet tą, ką aš sakau, aš nesu kunigas, nesu teologas, bet ką aš kalbu grinai iš savo širdies ir aš jums garantuoju, jeigu jūs prašysite šventosios dvasios pagalbos ir nežiūrint tų sunkumų, jūs turėsite vidinę ramybę. Ypatingai jauniems žmonėms aš noriu pasakyti, kad būkite drąsūs, žinokite, kas jūs esate ir išlikite tokie, kokius jūs Dievas sutvėrė. Nereikia plaukti pasroviui. Jeigu į upę įmeti lavoną, jis plaukia labai greitai, bet jame nėra gyvybės, jis yra lavonas. Jūs esate gyvybė ir reikia turėti drąsos plaukti prieš srovę ir nepasiduoti aplinkybėm. Kartais aš prisimenu prieš daug metų Toronte mano sūnus baigė gimnaziją, katalikišką gimnaziją ir užbaigiant gimnazijos direktorius kalbėjo. Ir iš to jo kalbos aš atsimenu vieną sakinį, kurį aš pakartosiu. Tas sakinys buvo viskas angliškai. Jis taip sakė, what is legally right could be morally wrong. Kas legaliai yra galima, moraliai gali būti klaidinga. Legaliai pas jūs Lietuvoje gali būti daug dalykų legaliai. Gali išleisti įstatymą, kad vyras su vyru susitoks, moteris su moterim. Gali išleisti įstatymą, kad narkotikai, kanapės galima visiškai naudoti. Jau dabar gali sakyti, kad abortus galima daryti. Kūdikius negimusius žudyti. Legaliai daug dalykų galima, bet mums reikia paklausti, o kaip yra moraliai? Ar man tas yra priimtina ar ne? Ir čia, kur yra, reikia drąsos plaukti prieš srovę ir sakyti ne. Pasakyti ne. Ir čia yra iššūkis. Jis yra gana sunkus, gana nelengvas, bet mes turim to tikėtis. Ir užbaigiant, aš tik noriu, prašau viešpaties, kad paliestų visus čia esančius šį savaitgalį ir visą jaunimą Lietuvoje, kad šventoji dvasia skverbtųsi giliau ir giliau į jūsų širdis, kad turėtumėte drąsos likti tokiais, kokius jūs Dievas sutvėrė, kad nepasiduotumėte aplinkai. Ateik viešpatie, uždėk savo meilės skraistę ant visų, lydėk kiekvieną, kad gimtų Lietuvoje, kad naujas dvasinis gyvenimas, kaip popiežius meldėsi Jonas 23 prieš Vatikano antrą susirinkimą, kad įvyktų naujos sekminės, kad švęstume sekmines ne vieną kartą metuose, bet kiekvieną dieną. Kiekvieną dieną. Ateik viešpatie Jėzau, laimink visą Lietuvos jaunimą, laimink ir visus, kurie yra nutolę nuo tavęs, kad būtų naujos sekminės ir įvyktų dvasinis atgimimas. Aš to prašome, Tėve, mus mylintis Tėve, kuris esi myli kiekvieną, to prašome Jėzaus Kristaus vardu. Amen.